Sveiki visi, pagarba visiems įsijungusiam naują tinklalaidę Sporto veidrodis. Aš esu Linas ir nuo šiandienos aš pradėsiu daryti tokias laideles apie ledo ritulį. Taip kad jeigu jūs esate tėtis arba mama, turite atžalų, kurie tiesiog svajoja, arba jūs tiesiog norite, kad jie išbandytų tokią sporto šaką kaip ledo ritulys, tai likite su manimi, mes aptarsime, kiek tai kainuoja, ko jūs galite tikėtis, kokie iššūkiai laukia, kuo skiriamės mes nuo kitų šalių, ta prasme mes tai yra Lietuva. Ir mes pasigilinsime į viską iki pat šaknų. Taip kad žiūrim. Tai kuo tas ledo ritulys toks yra ypatingas ir įdomus ir kodėl reikėtų ten leisti savo atžalą, dėl kokių priežasčių jis turėtų, sakykime, eiti, norėti, arba dėl kokių priežasčių tėvai išvis veda į ledo ritulį. Nes ledo ritulys yra vienas dinamiškiausių sportų, čia be jokių abejonių sportų pasaulyje. Tai yra greičiausiai, kad vienas greičiausių komandinių sportų, nes kur komanda gali dar greičiau bėgti. Nes jeigu nesuklysiu, tai įsibėgėjęs ledo ritulininkas gali čiuožti iki 40 km/h greičiu. Tai, kuo jis keria? Greitis, kontaktas, strategija, ten labai didelę reikšmę turi strategija ir man, pavyzdžiui, ledo ritulys, kuo mane sužavėjo. Kodėl mes įleidom savo vaiką į būtent atidavimą ledo ritulį. Mane sužavėjo šarvai. Vat šarvai man ten šalmas, tie berniukai, mergaitės išeina su tais šarvais ir jie ten čiužinėja ir labai smagu, ir jų daug, ir visko vyksta ten, ir berniukai gali pabūt berniukais, ir tas mane labai sužavėjo, dėl to mes galvojam, mūsiškis labai aktyvus, tai atiduokim, kai ten visiškai išsibalados ir bus jau, kaip sakant, po treniruočių bus išvargęs ir eis tiesiai miegot. Nereikės namie labai stipriai ganyti. Kas vėliau pasirodė, kad visiškai netiesa, nes gavosi taip, kad reikėjo dirbti ledo ritulio tėčiu 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir 365 dienas per metus. Bet net jeigu ir vaikas, dukra, sūnus nesieks profesionalų karjeros, bet kokiu atveju šitas sportas yra neįkainojamas tame, kad jis, jeigu teisingai nukreiptas, teisingai viskas parodyta, teisingai viskas išaiškinta, ugdo teigiamą patirtį ir ugdo charakterį. Taip, unikalumą mes jau išsiaiškinom, kuo tas ledo ritulys ir ši sporto puikiai šaka unikali ir kuo jinai gali sudominti jūs ir jūsų vaikus. Dabar ką reiktų žinoti prieš pradedant arba prieš atvedant vaikus į būtent į ledo ritulį. Pirmiausia, infrastruktūra Lietuvoje. Kokių jų yra? Yra Elektrėnai, yra, aišku, kad Vilnius yra, Elektrėnai, kadangi tai yra Lietuvos ledo ritulio sostinė, ten yra arena, vienintelė normali turbūt arena, ta prasme, jinai tikrai ledo rituliškai atrodanti, visos kitos yra mažiau. Sakykime, Vilniuje yra Utenos, man atrodo, Utenos ledo arena, yra Kaune pastatyta nauja arena, bet aš neįsivaizduoju, kas ten dabar vyksta. Kaune yra situacija, aš taip įsivaizduoju, pakankamai sudėtinga, ypač kai politikai pasisakė, nežinodami faktų, pasisakė apie ledo ritulį neigiamai, tai tas irgi turės įtakos ateityje, aš taip įsivaizduoju. Yra Klaipėdoje, Klaipėda arenos savo dar neturi, bent jau aš nemačiau, nežinau. Taigi jie iki šiol čiuožia ir treniruojasi vaikai ir turbūt jau vyresni paaugliai treniruojasi Klaipėdos Akropolyje. Vilniuje lygiai taip pat yra Akropolis, kur yra patogu labai treniruotis mažiem vaikam. Tėvam yra labai patogu, kadangi jie gali šiltai palaukti vaikų, nereikia šalti arenose.
ir gali suvalgyti pizzą, nueiti apsipirkti ir taip toliau, ir taip toliau. Taip kad Vilniuje labai patogi vieta yra Akropolis, nors tai nėra išvis nieko su ledo rituliu, galima sakyti, neturi, nes, arena maža. Bet kūdikiam ir mažiem vaikam puikiai tinka ir be jokių problemų. Tada yra jau gera arba tikrai nebloga ir netgi renovuota, šiek tiek perstatyta, pristatyti su priestatais Utenos pramogų arena, joje yra ledas, netgi 2 aikštelės, jau tai yra panašiau į profesionalią ledo ritulio areną. Ir joje treniruojasi, jeigu nesuklysiu, 2 komandos, tai yra Vilniaus sostinės ledo ritulio akademija ir Hockey Punks ledo ritulio akademija. Jos yra šiek tiek jaunesnės negu Vilniuje esanti Geležinio Vilko ledo ritulio mokykla ir, aišku, gerokai jaunesnės negu Elektrėnuose. Bet Elektrėnai irgi persidarė, ten viskas turbūt šiek tiek pasikeitė. Aš kiek žinau, kiek anksčiau buvo man žinoma, tai šiek tiek buvo pervadinta, nes Dariaus Kasparaičio vardu, dabar aš nelabai įsivaizduoju, bet iš principo viskas aišku, kad yra Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose ir Klaipėdoje, turbūt yra dar Rokiškyje, nežinau, ar tikrai yra arena, galbūt jie vis dar po atviru dangum žaidžia, kas irgi, iš principo, jeigu tai ir žiema, ir gal netgi aparatūra yra, kurį pašaldo ledą, tai šis super. Taip, kad yra ten, tada buvo kažkada atidaryta arena Panevėžyje, irgi tokia atvira. Ir kokių dar yra? Ir Šiauliai dar yra Šiauliuose, jeigu nesuklysiu vėlgi, galėjau aišku ir pasiruošti, bet Šaulys, kurie treniruojasi irgi taip pat Šiaulių Akropolyje. Tai va, yra tų mokyklų yra. Tose mokyklose tikrai yra ledo ritulys, vaikų yra labai daug ir būtent jeigu jūs nusprendėte, tikrai pabandykite, nueikite, pasižiūrėkite pradžioje ir jeigu jums patiks, jūs būtinai galite išmėginti. Aš įsivaizduoju, kad vaikui tikrai kiekviena mokykla suteiks ir pačiūžas, ir šortus, nors jie net nebūtini tie šortai pradžioj, bet kelių alkūnių apsaugas, šalmą būtinai, lazdą aš įsivaizduoju, kad visą tai duos, nes tos mokyklos yra suinteresuotos, kad kuo daugiau, aišku, vaikų būtų ir kaip Lietuvos lygiui, aš manau, kad taip yra pakankamai didelė konkurencija, taip kad visi nori tą jūsų vaiką pritraukti pas save. Svarbu labai, kiek tai kainuoja, nes gal daugelis žmonių, pavyzdžiui, negalvoja, kad čia kažkaip kainuos daug, bet tai kainuoja nemažus pinigus. Nežinau, kiek gali kainuoti, pavyzdžiui, koks krepšinis ar futbolas, bet aš manau, kad ledo ritulys yra vis tiek viena iš brangiausių sporto šakų. Taip kad tėveliai turėtų būti pasiruošę sumokėti tą tokią, sakykime, duoklę ledo rituliui, tai kas metai didėjančias išlaidas. Kiek galėtų kainuoti, pavyzdžiui, vienas, sakykime, mėnuo, aš taip įsivaizduoju, vienas mėnuo tam kokioje nors ledo ritulio Lietuvoje mokykloje. Tai kiek aš įvedžiau į Google ir man išmetė, kad, pavyzdžiui, Hockey Punks akademija, jeigu pasakysiu neteisybę, tai prašom komentaruose tikrai pataisykit mane, kad nebūtų dezinformacijos. Tai man rašo, kad 170 € už 16 ledo treniruočių, ką tai bereikštų, to 16 ledo treniruočių per mėnesį. Tai čia aš taip įsivaizduoju, kad 4 treniruotės per savaitę. Ar vaikam to 14 treniruočių per mėnesį 160 € ir 12 ledo treniruočių per mėnesį yra 150 €. Kainos turbūt panašios. Pavyzdžiui, Sostinės ledo ritulio akademija man rašo, aš jo ne pats sugalvojau, kad kainuoja 60 € per mėnesį. Ir dar netgi suteikiama ledo ritulio apranga.
taip kad jau neblogai. Jeigu grįžtant prie Hockey Punks, tai antram tos pačios šeimos vaikui yra taikoma 50% nuolaida, kas jau yra neblogai. Taip pat dalyvauja savivaldybės programoje, pagal kurią mokyklinio amžiaus vaikams kompensuojamas 25 eurų mokestis. Čia jau geri dalykai, čia jau geri mokestis būreliui. Apranga, aš manau, kad čia superinis dalykas, nors pradedantiesiems vaikams, aš taip įsivaizduoju, kažkada, jau man jau neaktualu, bet kainavo 100 eurų tas komplektas, būtent Švedijoje. Pamiršau pasakyti, kad aš gyvenu Švedijoje jau 8 metai. Taip kad jeigu kažkur nugrybausiu biškinį į temą su kainom lietuviškom ir kažkokiais labai jau faktais, tai ten labai stipriai nepykit, nes vėliau aš grinai kalbėsiu tik tai iš savo bokšto ir kaip man viskas, arba mūsų šeimai, visą tai ledo ritulys į ką tai pavirto ir kokios patirtis ir taip toliau. Gerai, grįžtam toliau, nušokau į šoną vėl Rokiškio. Vis dėlto yra Rokiškis, bent jau taip man duoda Google, treniruotės ledo arenoje vyksta nuo pirmadienio iki penktadienio. Kaina 5 eurai per mėnesį, visa reikalinga ekipiruotė suteikiama nemokamai. Čia iš vis pasaka, tik tai eik, čiuošk ir fantazuok ir žaisk ir ką nori daryk. Vaikam čia yra super, ir mergaitėm ir berniukam, ir mergaitėm labai rekomenduoju, nes mergaičių labai stipriai populiarėja būtent ledo ritulys. Ir berniukų visada daug, mergaičių mažiau, bet užtat reikia visus įtraukti. Taip, kainos gali skirtis, nes, pavyzdžiui, geležinio vilko man neišdavė, tai turbūt reikia skambinti ir teirautis. Senais laikais, tai čia buvo prieš 8 turbūt metus, tai mes mokėjom, kadangi mano sūnus lankė geležinį vilką, tai mes mokėjom irgi dar jau buvo eurais, tai buvo gal apie kokių 70 eurų, negali būti. Mažiau, nespėliosiu, neatsimenu, jau senai buvo ir neatsimenu, bet visada ledo ritulys yra pakankamai brangus sportas ir reikėjo. Mes pradžiai gavome irgi tam tikras, pavyzdžiui, šalmus gavom netgi pačiūžos pradinės ten mums suteikė, taip kad nebuvo taip, kad mes iškart įlėkėm į sportą ir nieko nežinom, nei kur bėgti, nei ką daryti. Mes tiesiog vaikui viską davė lasdą į rankas ir pirmyn ant ledo pasižiūrėjo, čiuožė, negriuvo ten iš karto, ten visai neblogai. Ir viskas taip ir prasidėjo. Taip, finansinės išlaidos. Tai kai prasideda jau, kai jau nebeužtenka arba vaikas išauga tą ekipiruotę. Ir jeigu jūs norite, pavyzdžiui, nenaudoti mokyklos ekipiruotės, kokios nors, sensiliusi, galbūt paplyšusi, galbūt, žinot, kaip būna, kad vaikai nenori, nes nekietai, nemadingai, turi būti naujausios pačiūžos ir taip toliau, ir taip toliau. Tai ekipiruotė gali kainuoti nuo 500 iki 1000 eurų. Jau prasideda. Tai treniruotės pridėkite į mėnesį nuo 50 iki 150 eurų. Aišku, už šalmą pačiūžos lasda ir apsaugos kas kartą, kas mėnesį nereikia už jas mokėti. Jūs nusipirkote, iš principo užtenka visam mėnesiui. Nusišnekėjau. Visam mėnesiui, kokiam mėnesiui? Užtektų visam sezonui. Sezonas kažkur tai prasideda nuo rugpjūčio mėnesio. Ir baigėsi kaip kur, bet baigėsi kokį gegužės mėnesį, ir nes jau vasara tai yra tas vadinamas off-season, kai vaikai mėgaujasi limonadais, ledais, jūra, kiemu, kaimu, dar kažkom kelionėm, nes vaikam ten kažkaip tai dirbti vasarą atskirai papildomai nėra būtina. Galima, bet tai nėra būtina.
bent jau Lietuvoje, tai aš neįsivaizduoju, kad tai yra labai populiaru. Gal vienetiniai atvejai. Tai va, tai tokios treniruotės, šalmas, pačiūžos, lazda, apsaugos 500 ir 1000 eurų sezonui. Tai va, sezonui, jeigu koja neauga kaip ant mėlių, kaip buvo mums, mes esam pakeitę 2 pačiūžas, netgi gal 3 poras pačiūžų per 2 sezonus. Tai va, tokios finansinės išlaidos, tai ką dar galima žinoti apie prieš vedant į ledo ritulį. Šiek tiek gal norėčiau grįžti prie būtent, ką ledo ritulys gali išugdyti jūsų kūdikyje. Mergaitė ar berniukas, dar vis pažymėsiu, kad tai nėra tik berniukų sportas. Tai yra ir mergaičių sportas ir pakankamai dabar populiarėjantis, kaip ir dauguma sportų. Mes esam, tarp kitko, jeigu nušoksiu šiek tiek į šoną, tai kai mes atvykome į Švediją, aš buvau nustebęs, nes kalnai mergaičių žaidžia futbolą ir žaidžia visus komandinius sportus ir labai populiaru. Nereiškia, kad jos visos tampa profesionalais, bet va, tokia mada yra, kad mergaitės žaidžia futbolą, krepšinį, puikiai ir jų yra labai daug. Taip kad šiek tiek, aišku, mažiau negu berniukų, bet tikrai mergaičių sportas yra pakankamai aukštam lygyje ir lygiai tas pats su ledo rituliu. Ką ugdo ledo ritulys? Vat jūs nusprendėte nuvesti vaiką galbūt dėl kažkokių specifinių dalykų, galbūt jūs norite išvystyti fizinius kažkokius tai sugebėjimus savo vaike. Tai jėga ir ištvermė. Tai čia faktas, čiuožimas, metimai, kontaktinis žaidimas iš vis be jokių kalbų gerina ir stiprina būtent fizinę būklę, nes tai yra labai multipulti tiesiog toks sportas, kai dalyvauja viskas. Koordinacija, galva, akys, smegenys turi žaibiškai dirbti, rankos tuo pačiu čiuožiant. Na, įsivaizduokit, jūs atsistojat ant bosų kamulio, atsistokit. Tiesiog jau atsistoti yra sudėtinga. O jeigu dar reikia dar kažką tai ten su lazda daryti, kažkokią tai ritulį kažkokį tai pagauti, dar jį reikia mesti, arba dar jį metant būti verčiamam ant šono kovoje. Toks, nes aš esu kažkiek tai palankęs, kad bent įsivaizduočiau, ką tai reiškia, nes atidavęs vaiką ir iš jo reikalauti, tu varyk tenai. Tai iš jo tai reikia pačiam išbandyti. Tai jeigu nori reikalauti, tai pabandyk pats. Ar iš tikrųjų taip jau paprasta ten tą visą. Tai jėga ištvermė, tai čia faktas, nes po minutės ledo ritulio gali jau eiti pakvėpuoti normaliai, nes labai pasivargsta. Taip kad bendra fizinė būklė labai stipriai pagerėja, ypač jeigu nuolat lankai. Bet jeigu nori tapti geresnis šioje sporto šakoje, reikia pasitelkti tada multifunkcinį, sakykime, sportą ir papildomai treniruoti tuos dalykus – jėgą, ištvermę, pusiausvyrą, koordinaciją, greitį ir vikrumą. Rankų ir akių koordinacija irgi puikus dalykas, irgi lavinasi ir ledo ritulyje, todėl kad reikia su ta maža lazdele tokia pataikyti į ritulį, kuris atvažiuoja, kurį perduot, perimt, rankos ir akis viename, sakykime, vienu ypu dirba, bet ir tas įgūdis yra treniruojamas dar plus papildomai. Jeigu visi tie, kuriuos aš ką tik įvardinau dalykai, yra baziniai, jie, sakykime, žaidžiant tik tai ledo ritulį, atvedėt sūnų, dukrą ir jūs nieko nedarot, o tik tai galvojat, kad taip, dabar jis atvedžiau ir viską išsiugdys ir daugiau aš nieko nedarysiu. Iki tam tikro lygio vaikas, aišku, gerės ir rodys tikrai kažkokius gerus rezultatus. Sakykime, ta prasme, jis vis tiek gerės, nes jam viskas bus nauja ir jisai
mokysis, gerinsis ir taip toliau. Bet ateis laikas, kai jisai pasieks tą jau piką, kai jau maksimumą pasieks ir tada reikės pradėti jau imti visokius papildomas pamokas, papildomus sportus ir papildomi pinigai ir tada papildomas laikas ir visa kita, bet čia kitose laidose apibūdinsiu. Taip, kas dar gali būti? Psichologinis ir emocinis augimas. Drausmė, šitas dalykas labai geras, drausmė tikrai ugdo, susikaupimas. Nesakyčiau, kad visiems vaikams tinka tas susikaupimas, nes yra vis tiek vaikai, kurie tokie kaip vijurkai, jie negali susikaupti. Ypač šiais laikais, kai yra žaidimai, kompiuteriai ir labai daug pašalinių trukdžių, kurie trukdo vaikams susikaupti. Tai susikaupimas taip, jeigu vaikas sugeba arba treneris sugeba sukaupti tuos vaikus, tai taip, susikaupimas yra bet kokiu atveju yra ugdomas ir tai yra labai puikiai savybė. Nes reikia ką? Reikia žaidimo strategijų laikytis, ką treneris pasakė, reikia padaryti, nes kitaip tai gali tekti pasėdėti ant suoliuko ir pamastyti šiek tiek, kol kiti tavo draugai žaidžia. Ne? Ir nuolatinės treniruotės. Nuolatinės treniruotės tai reiškia, kad vis tokia yra ta disciplina, nes man reikia po mokyklos nueiti į treniruotę, ten kur 4 valandą vakaro, iki tam tikro laiko ir, ta prasme, geras dalykas, geras. Atsparumas ir užsispyrimas. Gebėjimas susitaikyti su pralaimėjimu, judėti pirmin, stiprina psichologinį atsparumą. Pasitikėjimas savimi. Labai svarbus įgūdis, pasitikėti reikia visur. Gyvenime, ant ledo, nuo ledo nulipus reikia visur savim pasitikėti, kad padaryti teisingus sprendimus, o jeigu padarėte neteisingus sprendimus, tai juos pasitikėti ir ištaisyti. Bet šioje dedamojoje dalyje turi būti vienas žmogus, tai yra treneris. Jeigu treneris yra geras, jisai būtinai išugdys jūsų vaike pasitikėjimą savimi. Taip kad labai žiūrėkite ir susipažinkite su treneriais. Taip, socialiniai komandiniai įgūdžiai. Komandinis sportas, ar ne? Bendravimas, darbas, visi kartu, visi viską daro, bendras žaidimas skatina tą bendradarbiavimą. Visi vedami yra vieno bendro tikslo, tai yra nugalėti priešininkų komandą. Ir galbūt dar kažką nuveikti, galbūt, ta prasme, nesiplėsiu. Lyderystė. Žaidėjai ugdo atsakomybę ir lyderystės savybės. Labai čia daug kažko nereikia pridėti, viskas aišku. Jeigu vaikas yra lyderis iš gamtos, jis jau lyderis. Kitiem galbūt reikia šiek tiek ir paugdyti, bet aš taip įsivaizduoju, kad dažniausiai tai gamta sudėlioja. Jo, taip. Pagarba ir sportiškumas. Taisyklių laikymasis ir pagarba varžovams ugdo sąžiningą žaidimą. Taisyklių laikymasis. Su tom taisyklių laikymusi tai ledo rituliai pakankamai sunku, nes baudos vis tiek jos yra, jos bus, dėl to yra teisėjai, bet sportiškumas tai reiškia, kad žmonės neturi daryti dalykų, kurių ir šiaip gyvenime neturėtų daryti. Pavyzdžiui, sužeisti specialiai, nors to yra labai daug ledo ritulyje, ypač suaugusiųjų arba jaunimo, kur yra liepiama tiesiog sužeisti kitą sportininką. Dėl visiems suprantamų priežasčių, kad komanda galėtų laimėti. Taip kad, bet tai yra sportiškumas. Tai reiškia, kad tu turi gerbti kitą savo varžovą, nesijuokti, nestyčioti, jokiais būdais, aišku, nežeminti. Čia yra labai svarbu, bet vėlgi mes grįžtame prie to žmogaus, tai yra treneris. Jeigu treneris tą skatina ir būtent tą labai pabrėžia, kad pagarba, sportiškumas, lyderystė, kas ten dar buvo, komandinis darbas, čia viskas yra nuo vieno suaugusio žmogaus. Vieno. Tai yra treneris. Kas dar? Kuo motyvuojasi tėvai ir vaikai? Kuo motyvuojasi, čia toks kitas klausimas, tai kuo tėvai ir vaikai motyvuojasi vesdami į ledo ritulį?
ko tikitės, pavyzdžiui. Parašykit man komentaruose, ko jūs tikitės. Profesionalios karjeros, kad vaikas jūsų sieks profesinį, kad ledo ritulistai taps profesija. Tiesiog gero fizinio pasirengimo. Ar tiesiog, kad vaikas turėtų kažkur tai praleisti laisvalaikį su lazdom ten, kaip mes kažkada senais laikais kiemuose laksydavom su lazdom, mums nereikėdavo, sakykime, kažkokių tai aikštelių specialių, mes tiesiog lakstėm su ietim, su lazdom, su plunksnom galvoj. Bet šiais laikais yra šiek tiek sudėtingiau, nes viskas labai pasidarė individualu ir sukaupti tą visą grupę vaikų į vieną vietą, kurie užsiima bendra tą pačią veiklą, yra labai svarbu. Ir kai jinai dar yra smagi, su lazdom ant pačiūžų, gali kritinėti kiek nori, smagu. Tai šitas yra labai. Tai parašykit man komentaruose, nepamirškit, ko jūs tikitės iš nuvedę. Ar laisvalaikis, fizinis pasirengimas, ar vis dėlto jau galvojat, bus sekantis Greckis. Taip. Čia turiu tokį vieną pavyzdį, aš nežinau, kiek jisai vykęs ar nevykęs, kad Suomijoje vaikai skatinami nesiekti rezultatų, mėgauti sportų iki 12 metų. Švedijoje irgi panašiai yra skelbiama, bet kiek aš esu susidūręs, o susidūręs aš esu labai nemažai, tai visada yra afišuojama, kad nesiekia rezultatų, bet yra visada, kurie siekia rezultatų. Visada yra lygesni už lygius. Taip, kad taip, pliusai ir minusai ir ką mes čia tokių turim. Pliusai. Kokie ledo ritulio pliusai? Nuvedat ir vaiką ir kokie tie pliusai. Pliusai yra tokie. Pliusai. Fizinė emocinė nauda. Fizinė emocija. Gerina fizinį pasirengimą. Yes. Skatina draugystę ir socialinius ryšius. Faktas. Profesinės galimybės. Žaisti aukščiausiuose lygiuose. Priklauso, kiek darbo įdėsit ir kiek sėkmės, nes sėkmė labai stipriai dalyvauja šitame sportininko gyvenime. Gauti stipendijas JAV universitetuose. Tai čia iš vis būtų super svajonių svajonė. Kokie minusai? Aišku. Didžiausias minusas tai yra išlaidos. Jeigu paskaičiuoti per daug metų, kiek išleidai ledo rituliui, kuris negarantuoja nieko, tai daug. Daug pinigų išeina. Ir kasmet brangsta įranga. Įranga brangsta progresiškai visą laiką. Lazda kainavo 100 eurų, jau atrodė 100 eurų, Jėzus. Pačiūžos kainavo 100, ne 100, o kainavo ar 300 eurų, tai atrodė, Jėzus. Tai dabar pačiūžos 1000 eurų, dar gal man reikia customs užsisakyti, kad jau patiunintų ten, padarytų ir pavadinimą, ir pavardę užklijuotų, kas ten yra, 500 dar dadėsim eurų. Tai tokios kainos, su lazdos lygiai tas pats, lazdos jaunimui dabar kainuoja, aš nežinau, 350 eurų viena lazda, kai jie sulaužo lazdas. Tada kas dar? Traumų rizika labai didelė, tai keliai, pečiai, riešai. Galva dar. Galva yra ypač jaunimui. Ir aš sakyčiau, kad galva ir pečiai. Čia pagrindinis. Riešai jau gal šiek tiek mažiau, nes per riešas pagrindė tai būna, pavyzdžiui, mano sūnui yra lūžęs riešas per varžybas. Jisai ir dar atžaidė. Dabar turbūt aš jam sakyčiau, kad nebežaistų, bet tada dar man biškai kitaip atrodė. Keliai irgi, bet keliai yra stiprinami fiziniais pratimais, taip kad klubai ir kirkšnis irgi yra labai didelis dalykas. Taip, konkurencija. Ar yra konkurencija Lietuvoje? Tiesiog bendram tokiam supratimui, jeigu jau nusprendėte, kadangi šita laida yra ne tie, kurie jau lanko, bet tie, kurie ruošiasi galbūt atvesti lankyti savo vaiką ledo ritulį, tai
konkurencija, ar yra konkurencija Lietuvoje? Aišku, kad jinai yra, nes vaikų labai daug dabar ir netgi kas atrodė anksčiau, kad, rinktiniai, nėra kas žaist, eis žaisti bet kas tik yra. Imt reikia kažkągi, reikia imt, nes, kažkasgi turi žaisti, nes, tai realiai nebuvo žaidėjų. O dabar aš žiūriu, kad, tų žaidėjų atsirado. Taip, kad jeigu krapštyt nosį ir nieko neveikti ir tikėtis, kad, vieną dieną sužaisiu rinktiniai, tai ne, taip turbūt nebus, nes labai atėjo stipri grupė jaunimo, kurie treniruojasi visi užsieniuose daugiausiai ir jie pas juos visai kitas ledo ritulys, jie turi kitas, ne tai kad treniruotės iš principo visur panašu, bet jie turi varžybų kiekį. Labai svarbu yra varžybų kiekis. Ypač, sporte iš vis bendrai. Varžybos yra labai didelis reikalas. Daug šiandien visko prikalbėjau, nežinau, ar bus labai lengva taip jau, aš įsivaizduoju, kad tikiuosi, kad bendrą tokį vaizdą sudariau. Tai pabaigai norėčiau pasakyti taip, kad ledo ritulys gali būti ne tik sportas, bet ir kelias į stipresnę savimi pasitikinčią asmenybę. Jeigu gerai pasakiau, tai tada parašom komentarą, prisimenam, kad reikia pasirašyti į kanalą, paspaudžiam like mygtuką arba patiktuką ir laukiam kitos laidos. Visiems iki susimatymo. Ate.